Jinai yra astrologinė ir žodžiu, yra 3 kolonos. Yra centrinė kolona, yra kairioji ir yra dešinioji, Boazas ir Jechinas tos kolonos vadinasi. Tai kada Dievas kūrė pasaulį, jis iš aukščiausio taško, kiek mums žinoma, ten kas aukščiau yra, mes ten seminaruose nagrinėjame, bet dabar mums tai nerūpi. Tai per Plutono tašką nuleidžia energiją, kuri kūrė šitą pasaulį. Yra toks čia emanacijų trikampis. Dievas iš centrinio taško save išemanuoja. Aš iš vieno ir visos religijos ir netgi graikų, kažkaip aš su graiku nelabai draugavau, bet dabar žiūriu, kad visai neblogai. Kaip ir visos kitos esminės religijos, turėjo tą išspinduliavimą, iš kurio gimsta kiti dievai, iš dievų dar kažkas, tai save išemanuoja per Neptūno ir Saturno taškus. Tada čia yra kūrimo pasaulis 3 taškai. Per Marso tašką, kuris yra ten per vidurį. Ten vyksta suspaudimo procesai, per Jupiterio vyksta plėtimosi procesai. Ir kada kažkas plečiasi ir kažkas spaudžia, per tai vyksta kūryba. Kažkas auga, o Marsas jį žiūri, kad formos neprarastų, neperaugtų, kad ir kas gaunasi, tai Saulė. Tai yra kūrimo pasaulis ir paskutinis formavimo pasaulis. Venera, Merkurijus ir Mėnulis formuoja jau pasaulį, kada jau reikia tai, kas sukurta, patalpinti materiją. Realiai, įsivaizduokime, kad, ką jau Mėnulis nuleidžia žemyn, tai yra materialus pasaulis, kur aš sėdžiu. Tai čia yra materialus pasaulis, tai yra, galim įsivaizduoti, kad jūs paimat vandens, vanduo tai yra ta gyvybė, kuri nusileidžia ir per visą tą procesą prisipildo kažkokios spalvos. Vandeninės spalvas, jeigu mes sušlapinam ar ne, užtepam kažkur, šlapias, gyvas, dažas pasaulis. Kada mes einam atgal, mes turim kilti aukštyn. Taip, turim kilti aukštyn ir jeigu mums pavyksta, rezultatas koks? Vanduo grįžta ten, o čia lieka tik spalva. Mes visada įsivaizduojam save kaip asmenybę, kuri turi savybių kažkokių. Mes save spalvotus įsivaizduojam. Bet tai, kas grįžta į dievų pasaulį, tai yra bespalvis vanduo. Tai yra tikroji gyvybė, tai yra tikroji dvasia, jinai yra bespalvė. Tai ir kaip vyksta procesas, mes suprantam, kad per centrinę liniją procesas vyksta greičiausiai. Nes, žiūrėkit, iš materialaus pasaulio reikia pereiti tik tai 3 taškus. Mėnulį, Saulę ir Plutoną ir tu jau ten. Jeigu mes eisim per kažkurį šoninį, tai žiūrėkit, pirmąjį Mėnulį, tada jau 1, 2, 3, 4. Taip pat ir kitoj pusėje. 4 ir dar 5 grįžti, ne? Labai ilgas kelias. Kartais būna, kad žmonės net, eina taip. Čia. Taip, pirmyn atgal. Tai tada kelias labai ilgas. Tiesiausias kelias, aišku, centrinė linija. Tai aš papasakosiu apie planetas.
jūs pabandykit pajausti, kurioje vietoje jūs save identifikuotumėt. Ir kartais būna, kad žmogus pastringa kažkuriam taške, jis nebejuda toliau. Galbūt pastrigot kažkur. Tai vat pirmiausia, kaip tam bulviakasi, žmonės jie, geriausiu atveju iki mėnulio atėjo. Ne? Nes kas yra mėnulis? Tai yra jausmai ir emocijos. Tai, mes jaučiam, emocionuojam, ten viskas per emocijas, ten supyko, trenkė, ten dar kažkas, ten, tokiam gyvenu, emocionuoju. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš jaučiu. Aišku, tai jau yra daug, žmogus jau jaučia. Ne, jis jau išgyvena, kažką jaučia. Tai, bet galima, aišku, pastrikti tame ir visą laiką ir vien tik emocionuoti. Ir tu niekur nejudi, evoliucija nevyksta. Yra 3 keliai. Arba į Merkurijų, arba į Saulę, arba į Venerą. Jeigu į Merkurijų, suprantat, ta kairioji linija yra labai griežta, spaudžianti, dešinioji linija, jinai tokia labai daug laisvės. Jeigu mes einam į Merkurijų, Merkurijus tai yra protas. Žmogus atsiplėšia nuo emocijų ir pradeda mąstyti. Jis pradeda domėtis, skaityti, suprasti jisai nori, kas čia darosi, kodėl jinai čia mėsos nevalgo, kas jinai durna, kas čia yra, aiškinasi. Jeigu mes į Venerą pasukam, žmogus jaučia ir jis atsiplėšia nuo emocijų ir pradeda kurti. Jis emocijas į kūrybą, ten fantazija liejasi, kūryba atneša pelną, jis gyvena, Merkurijus jisai mūsų spaudžia suprasti tiesą, išsiaiškinti, toks rimtas. Čia toks mes kūriam, fantazuojam, plečiamės, augam, svoris auga, aišku. O jeigu mes per centrinę liniją, mes į Saulę. Saulė tai yra ego. Tai yra, kada žmogus pradeda suprasti save, kas jis yra. Emocijas jis nesistengia paaiškinti, suprasti arba panaudoti kūrybai, bet jis pradeda suprasti, kad tai aš. Kas aš esu? Jis pradeda suprasti savo spalvą, koks aš esu. Jis pradeda dėlioti aplink save tokį savęs suvokimą. Ten, aš vyturys, aš vegetaras, aš žemaitis, aš ten koks nors, aš dėlioju, aš ego auga ir jis, toks. Toliau priklauso, kur mes toliau judėsim iš tų 3 taškų. Aišku, jeigu žmogus ten pasisuka kažkaip likimas, jisai gali iš Merkurijų šokti į Venerą, iš Veneros į Merkurijų, gali net atgal nukrist. Visokių gali būti situacijų, kada žmogus kažką suprato, jis gali tai įdėti į kūrybą. Per kūrybą išreikšti tai, ką jis suprato. Tai, ką jis sukūrė, jis gali bandyti paaiškinti, ką jis sukūrė. Kaip šito Leonardo da Vinčio paveikslus, ar ne? Mes iki pat šiol aiškinam, kas ten pavaizduota, kokios čia formos, kas čia kaip. Tai tolimesnė, jeigu kažkur mes jau čia pasiekėm kažkokį lygį, toliau arba Marsas, arba Jupiteris, arba Plutonas. Suprantam, kad iš Saulės aš galiu eiti ir čia, ir čia, ir čia. Arba galiu eiti ir čia, ir čia, ir čia. Matot, iš Saulės aš galiu beveik visur nueiti, tik ne į šituos 2 taškus, ar ne? Iš Merkurijaus aš negaliu tiesiai čia nueiti. Aš galiu arba į Saulę,
vat kažką supratau apie save ir radau savo ego. Arba vat kuriu ir suprantu savo ego per kūrybą. Ne, vat galima taip nueiti. Va, bet logiškiausia ir tiesiausias kelias būtų iš Merkurijaus eiti Marsą. Tai yra atsiplėšti nuo proto ir pradėti veikti. Todėl, kad Marsas tai yra veiksmas. Žmonės labai dažnai, ypač šiais laikais, jie paspringsta prote, jie labai daug nori sužinoti, bet gyvenime nieks nevyksta, nieks nesiseka. Dėl to aš visada per meditaciją sakau, vat, žingsnį padaryk kažką. Ką tu konkrečiai dabar padarysi? Nuo proto turim atsiplėšti, vat kaip nuo emocijų kažkada atsiplėšiau ir pradėjau protauti. Tai čia nuo protavimo aš turiu atsiplėšti ir pradėti daryti. Bet konkrečiai veiksmai. Va. Iš Merkurijaus į Jupiterį nenueisim, bet iš Veneros, iš Saulės mes galime į Jupiterį nueiti. Jupiteris, nu, vat, jeigu Venera kūrė, myli ten, augina turtą, va, labai sunku irgi, va čia irgi pastringa žmonės. Turtas, va čia mano, čia, nu, vat, saugoti, vat plėstis, auginti. Va, bet sekantis žingsnis yra meistro žingsnis. Tu eini į meistrą, o kas yra meistras? Nu, pavyzdys visiems. Mokytojas. Tas, kuris vat, kažkokiam kūrybiniam procese suklestėjo, jis turi pamiršti apie tai, kad nu, tu jau viskas, jau tu prikūrėjai, dabar mokyk kitus tą daryti. Vat tu augink autoritetą, būk meistras, būk mokytojas. Taip pat iš ego taško, aš kada save supratau, aš suvokiu savo ego, aš galiu arba pradėti veikti su tuo kažką, arba tapti meistru. Arba galiu eiti į Plutoną. Ką tai reiškia eiti į Plutoną? Čia gali patekti tik grynas, tyras vanduo, jokia spalva. Tai reiškia, kad tą ego, kurį aš atradau kaip savo spalvą, aš užauginau aplink save vat, suvokimą, kas aš esu, aš toks didingas, vat aš nuo to turiu atsiplėšti, spalvą palikti čia ir išgaruoti ten ir tapti nieko. Nu, tada aš grįžtu į ten, vat, iš kur mane pasiuntė. Nu, vat, o jeigu aš Marso arba Jupiterio taške, tai praktiškai, jeigu noriu kilti aukštyn, tai tik tai, nu, aišku, galiu kristi žemyn į Saulę. Galiu. Jeigu aš kažką darau ir aš suprantu save, koks aš stiprus, aš ego užauginu. Jeigu aš meistras, iš po Veneros aš meistras, irgi aš suprantu, o, koks aš, va, čia visi mane dabar garbinkit, šlovinkit. Bet aš galiu kilti aukštyn. Tai va, tai po Marso, kada aš jau nuo proto atsiplėšiau, pradėjau veikti. Sekantis žingsnis yra Saturnas. Saturnas yra kontrolė, kada kiti veikia, o aš žinau planą, žinau tikslą ir viską tik koordinuoju. Taip, bet aš prižiūriu, kad būtų tvarka. Aš suprantu, kad aš esu vadovas, aš esu lyderis, nuo manęs viskas priklauso, aš čia viską kontroliuoju. Va, man daryti nebereikia. Vat, tų žmonių, kurie daug dirba, nu, kodėl jie netobulėja? Todėl, kad jie nepereina į kitą lygmenį, kada kiti daro, o tu vadovauji. O iš Jupiterio, jeigu mes einam į Neptūną, tai va, tu meistras, tu ten mokai, bet nuo to irgi reikia atsiplėšti ir išeiti į dvasinį kelią. Tai yra, aš ieškau Dievo, aš medituoju, aš kažkur kažkokiuose vidiniuose tokiuose, jau ne emocijose, kur pirmam taške, ar ne, bet
kažkokios vizijos, kažkokie vaizdiniai, aš ten kažkokio ieškau to dvasinio pasaulio. Bet vėlgi į dvasinį pasaulį tu negrįši, kol tu nepaliksi Neptūno. Tu turi palikti tai, tu turi atsiplėšti nuo dvasinio gyvenimo, palikti savo spalvą, išgaruoti. Kaip ir iš Saturno taško lygiai taip pat, kada tu suvoki, kad aš viską kontroliuoju, yra baisu palikti, nes atrodo pasaulis sugrius. Aš nebesuvaldysiu, sugrius, bet iš to irgi taško turi išgaruoti. Arba degraduoti atgal. Tai žmonės, jie tokiu principu, jie kyla aukštyn, garuoja, kol visiškai išgaruoja. O pasauliui lieka gražus paliktas antspaudas, spalva kažkokia palikta. Tai ar yra žmonių, pakelkit ranką, kurie jaučiatės, kad esate kažkuriam taške pastrigę? Kad niekaip iš kažkurio taško nėra, yra. Esam pastrigę. Ką reiškia pastrigę? Kol tau yra gerai, ar ne? Kol, pavyzdžiui, tu emocijose gyveni ten, vartoji, bulviakasius vaikštai ir laimingas, viskas gerai. Bet jeigu jau jauti, kad čia kažkas nebegerai, jau vadinasi reikia pirmin, o jeigu tu nerandi kur, kaip ta musė, jau pastrigai. Arba prote, žmogus masto, jokių rezultatų nėra. Žodžiu, bet kuriam taške galim pastrigti, ego taške galim pastrigti, bet kur. Įdomu, kuriuose ar yra pačiam pirmajam emociniam taške pastrigusių žmonių, kurie Tai dabar kurį kelią jūs pasirinksit? 3 variantai tik tai. Merkurijus, Saulė arba Venera. Kuris jums atrodo tiesiausiai Saulė? Tai yra atrasti savo ego. Gerai, kaip tai galėtų atrodyti, tokias emocijas. Taip, vadinasi, atrasti save, savo vietą tokiame pasaulyje, ar ne, įtvirtinti ir ten spinduliuoti save. Tokia, kokia aš esu, ar ne, tada emocijų pradeda mažėti, aš pajuntu savo svarbą, savo svorį pasaulyje, savo spalvą. Nori, Vidas irgi į tą patį tašką, į tą patį. Nes jūs susikūrėte tokį ego, kad aš esu geras. Taip, o kodėl darau, kad kitiem būtų gerai, nes aš labai geras. Ten toliau biškį, į Saulės tašką jūs tokit. Bet čia štai, Jūs susikūrėte tokį ego, kuris kurį laiką buvo labai fainas. Buvo faina būti geru. Aš susikūriau tokį ego, kad aš esu geras, aš galiu pasiaukoti, aš galiu prisimti kitų kaltę, ten ar dar kažką. Ar tai buvo? Ir kurį laiką buvo faina būti tokiu, ar ne? Bet evoliucija stumia mus atsiplėšti nuo ego, palikti spalvą ir pereiti kažkur. Gyventi norisi dar? Norisi. Tai išgaruoti dar nenoriu, ne? Į Plutoną dar anksti. Vadinasi, keliai 2, arba į Marsą, arba į Jupiterį. Arba aš mokysiu kitus, kaip būti labai geru, kaip būti tokiu kaip aš,
arba į Marsą, kada aš imuosi veiksmų ir aš nebesu aplinkybių auka, aš pats darau taip, kaip man reikia. Ar taip? Ar kažkas ne taip? Gerai? Taip. Tai vat jūs dabar pastrigęs Saulės taške, o jums norisi į Marsą išeiti. Darbus sukrauna. Ir jūs dirbat ir keičiat darbą, nes taip, užkrauna jums darbus, jūs dirbat ir paskui metat, nes per sunku jau. Tai jūs tada gal ant Marso stovit, ne ant proto, bet ant veiklos. Kad darau ir niekaip, o į kur jūs norite eiti? Čia arba ego. Nu jo, yra dar variantas eiti ir į Jupiterį iš Marso. Tai vat, ką aš labiau įsivaizduoju kaip sprendimą, ar aš įkuriu savo firmą ir vadovauju, kiti dirba man, ar aš einu į Jupiterį, tai yra jūs jeigu stovėtumėt čia, ant Marso, tai galima į Jupiterį pereiti. Tada aš tampu autoritetu. Aš pradedu, jeigu aš nebespėju pats, aš paimu kitą žmogų, apmokau jį ir jis tada dirba kartu su manim. Ne? Bet aš jam ne vadovas, aš tik mokau jį. Čia skirtumas. Čia aš vadovas ir visi dirba, čia aš apmokau ir aš kaip meistras, dirba tie pameistriai, bet aš kaip meistras ten. Arba į Saulę grįžt, kad suformuot savo ego, koks aš darbštus, koks aš geras, už visus padirbu viską. Tai kuris kelias? Šitas, ne? Gerai, tai dabar, kad... O jūs iš ko? Iš kūrybos gyvenate? Iš kūrybos. Tai jūs Veneroj kažkur pastrigote. Tai jums kelias atgal į emocijas pavergt. Jums galima į Saulę, tai yra surasti savo ego, ar ne? Arba į Jupiterį tapti meistru, pradėti mokyti kitus. To meno, ką jūs darot, pradėti mokyti kažką tai. Į Jupiterį. Tai dar kažkokio kūrybiško išpuikelio turim mes? Turim. Gerai. Trukdo rutina ar emocijos? Daug darau. Ir, tai Marsas čia. Tai kur eisim? Kaip Sauliui. 3 variantai. Saulė, ego, sukurti tą ego, kokią aš darbštį. Arba Jupiteris, tapti mokytoju, apmokyti žmonės ir mes kartu darysim ir man bus lengviau. Ar į Saturną, aš vadovauju, kiti dirba. Į Saturną. Taip, aš vadovauju, tu jauti, kad esi pastrigęs, kas tau yra blogai. Prote. Daug mąstai, mažai darai. Gerai, o tai kur eisi? Ar tu pradėsi kurti per Venerą? Ar tu eisi ego, aš mąstytojas, Ar į Marsą daryt? Ar pavergt? Turi pasirinkti. Marsas. Pradėti veikti, daryti.
į saulę. Gerai, surasti savo ego, kad aš esu mąstytojas, aš protas. Taip. Nu, gerai. Senatvė. Nes aš tai atsimenu, mano močiutė visada eina, kur užkliūva, krenta, visi ten, Jėzau. Dabar mano mama taip. Nu gerai, jūs... Arba kažkokio atidumo trūksta, ar ne? Kada, nu, vat aš lekiu ir nematau, kur lekiu, ar ne? Kas čia dar gali būti? Tikslas mano tas, kad čia su tuo Dievu kažkur viskas prasidėjo, ir aš visiems dabar per protą sunku, kad man, reikia tą mišką pasakyti. Aš ne tą kryptimį, aš grįžtu. Aha, jūs norite tą mūsų parką įsteigti, ar ne? Labai gerai. Žodžiu, čia reikia mintį paversti veiksmu. Ne? Nu, reikia, jūs gaunat tos energijos. Tos, kurios jums reikia šitame etape. Va, bet svarbiausia yra vidinis darbas. Taip, aš turiu viduje sugeneruoti tą savybę, kuri yra būdinga tai planetai. Bet jeigu man Marso reikia, ar ne, tai aš ir turiu, kad ir kaip yra sunku, bet aš turiu generuoti tokį, kad aš drošiu, toks. Taip, jeigu man ten, nežinau, Jupiterio reikia, aš viduj generuoju, kad aš autoritetas, aš mokau, dabar pasaulyje bus geriau, nes mūsų bus tokių pat, daugiau. Tokia Loreta kūrė klonus čia savo. Mūsų dabar bus daugiau ir pasaulį mažiau ten mėsos žmonės valgys. Daugiau šviesos ten kažką, ne? Klonuoja. Taip, dabar mes pasidauginam, mūsų daugiau. Jeigu Saturnas, tai aš generuoju tą idėją, kad aš esu aukščiausiam taške, aš viską kontroliuoju. Kaip aš sakau, taip visi daro ir aš turiu tam galius. Taip, kiekvienas viduje turit generuoti, o sąmoningumas, nepamesti to darbo. Nes gyvenime mes dėl to ir neišbrendam iš tos problemos, todėl kad mes nesąmoningai joje būnam. Aš esu tame ir nieko nedarau. Aš pamirštu todėl, kad man šiandien galva skauda, man šiandien bulviakasis ir aš negaliu, man šiandien čia tą reikia, aš negaliu, ir kada dirbt su savim, kada? Dabar, per bulviakasį. Eini ir, o tu žinai, kad alkoholis kenkia? Žinai? A tu žinai, kad gyvūnas, kada jį ten nužudo, jis išskiria ten tokius hormonus, kurie paskui vėžį sukelia, žinai? Bet jeigu aš galvosiu, ne, šiandien ne, nes man bulviakas ir šiandien aš negaliu mokyti. Nu tai kada? Rytoj bus tas pats, poryt bus tas pats, ne? Kad nesvarbu kokia melodija, bet jūs